Turiu Jums klausimą. Laukiuosi vaikelio šiuo metu. Sakykit, kada man priklauso motinystės pašalpa? Taip, motinystės pašalpą arba maternity allowance gali gauti moteris, kurioms nepriklauso iš darbdavio įstatyminis motinystės išmokėjimas dėl tam tikrų priežasčių. Na, tarkim, jūs nepakankamai ilgai išdirbote arba nedirbote 15 savaitę prieš gimstant vaikui. Taip pat maternity allowance priklauso toms moterims, kurios prieš išeidamas į motinystės atostogas dirbo kaip laisvai samdomos darbuotojas arba self-employed. Tačiau noriu pabrėžti, kad yra labai svarbu išdirbti tam tikrą savaičių skaičių, taip vadinamame testinėme periode, sumokėti pakankamai National Insurance Contribution mokesčio ir pasiimti visus reikiamus dokumentus į savo darbdavio, kad galėtumėte gauti šias išmokas. Sakykit, nuo kada yra mokama maternity allowance ir kokio dydžio yra ši pašalpa? Jūs galite pasirinkti, kada gauti maternity allowance. Galite pradėti gauti šias išmokas jau nuo tos dienos, kai baigėte dirbti, bet ne anksčiau nei nuo 11 savaitės prieš gimstant vaikui. Taip pat būtina žinoti, kad maternity allowance yra mokama 39 savaitės, nepriklausomai nuo to, kada pradėjote gauti išmokas, arba prieš gimstant vaikeliui, arba jau jam gimus. Šiai dienai maksimalus pašalpos dydis yra 135 svarai ir 45 pensai per savaitę. Tačiau jeigu jūs abejojate, ar jums priklauso maternity allowance, ar teisingai sumokėjote mokesčius, ar pakankamai ilgai išdirbote, kreipkitės į mūsų kompanijos specialistus ir mes tikrai patarsime, kaip gauti visas jums priklausančias pašalpas. Dėkuoju už atsakymus.